Šita paroda yra interaktyvi, kaip matote, gausu visokiausių dalykėlių, galima klausytis, galima žiūrėti, patiems spręsti užduotis. Įdomu, kad ta paroda nepasiliks ilgai Vilniuje, kad ji atvyko pas mus iš Skandinavijos šalių, apkeliavo savo pasakomis, džiugino Švedijos vaikus, Norvegijos vaikus, estus, latvius, o dabar džiaugsis lietuviai. Paroda priklauso Getės institutui. Ją sukūrė Kiolne firma Krafthaus, kurios dizaino idėja ir sprendimas būtent buvo atliktas Vokietijoje ir visa koncepcija sukurta taip pat ten. Kodėl turėtų pamatyti suaugusiai? Aš manau vienareikšmiškai, kad iš pasakų amžiaus mes niekada neišaugam, kad pasakos jos ir yra žavingos, kad jų modelius mes galim pritaikyti ir savo gyvenime. Jos yra pamokančios ir jos turėtų mus lydėti visą gyvenimą. Žvaigždės atsakė gerą žygį. Ar gera? Kad po metų jums gims vaikelis. Vaikelis? Netrukus žynio pranašystės išsipildė. Nepraėjus nė metams karalių karalienei gimė nuostabaus grožio mergaitė, kurią jie pavadino Erškėtrože. Ji graži, karalius rūmuose šventė, dovanojo princesei grožį. Savanoju mažai princesei laimę. Atnešiau dovaną, nepaprastą. Tokį negėlą. 15 metų. Ir jis bus pačiame grožio žydėjimo mete. Kai ji bus labai graži, ji įsidurs į savo mažąjį pirštelį ir mirs. Princas praskleidė Erškėtrožių krūmus, pabučiavo princesę. Princesė pabudo. Štai ir pasaka baigta. Laiminga pabaiga. Guten Tag! Heute sind aber wieder viele von euch gekommen. Das Dumme ist nur, ich habe nicht viel Zeit. Wir wollen die Gretel vom Kindergarten abholen und danach geht's Tante Lücke mit uns zum Spielplatz. Seppel! 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 Ich komme ja schon. Ich musste nur noch schnell mein Spielzeug kaufen. Fertig? Ja! Kasper, hier ist dein Ball. Danke. Aber wir müssen die Gretel vom Kindergarten abholen. Das haben wir versprochen. Oh, das hat der Prima geklappt. Ich bin der beste Räuber in allen Stellt euch vor, wir haben den Räuber gefangen. Ja, saß in dem Auto. Weil die Gretel viele finden wollte, hat die rote Ampel nicht beachtet und ist mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Jetzt aber ab zur Polizei. Seppel wartet bestimmt schon auf uns. Ja, der will Arbeit machen, wenn er hört, was wir erlebt haben. So, Kinder, kommt, für heute gab es genug Aufregung.